2015 m. balandį per Dauphinės salos buriavimo lenktynes Alabamoje į mobilią įlanką smogė didžiulė audra. 8 valtys apsiverčia, o 6 žmonės negrįžta. Dauphinės salos jachtų lenktynės yra kasmetinis buriavimo renginys mobilė įlankoje Alabamoje, rengiamas nuo 1920 metų. Pavasario renginys plačiai laikomas Meksikos įlankos pakrantės jūrinės kultūros švente, pritraukiančia tiek patyrusius, tiek mėgėjus buriuotojus, o vietos bendruomenė mėgaujasi šventėmis krante. Lenktynių trasa yra 18 jūrmylių, prasideda aukštutinėje įlankoje ir kerta finišo liniją netoli Dauphinės salos tilto pietvakarinėje įlankos dalyje. Įlankos vidutinis gylis yra 10 pėdų, o jos paviršiaus plotas maždaug 413 kvadratinių mylių. Nuo Meksikos įlankos ją saugo apsauginės barjerinės salos. Lenktynes paeiliui rengia 3 jachtklubai – Buccaneer, Fairhope ir Mobilio jachtklubas. 2015 metais Fairhope jachtklubas perėmė lenktynių koordinavimą, dalyvaujant 125 laivams ir maždaug 475 buriuotojams. Balandžio 25 rytą Mobilio įlankoje pučia lengvas vėjelis, kai buriuotojai ruošiasi lenktynėms link pakrantės. Ronas Gastonas ir Hanna Blalek treniruojasi trapecijoje ant kyla 16 pėdų katamarano. Ronui 50 metų. Jis buriuoja didžiąją savo gyvenimo dalį. Jis pritvirtina savo apraišą ir atsilošia virš vandens. Hanai 15 metų ir niekada anksčiau nėra buvusi burlaivyje. Ji yra geriausia Rono dukters Saros draugė. Rono Hobbycat, kaip ir daugelis dalyvių laivų, yra pakankamai lengvas, kad jie būtų galima rankomis užtempti ant paplūdimio. Tarp lenktynėse dalyvaujančių laivų yra specialiai lenktynėms sukurti laivai, dideli vandenynų laivai su gerai įrengtomis kajutėmis po deniu ir mažesni laivai, tokie kaip Rono Hobbycat. Įgulų narių įgūdžiai ir patirtis yra tokie pat įvairūs kaip ir lenktynėse dalyvaujantys laivai. Valandomis prieš numatytą lenktynių pradžią audrų prognozavimo centras įspėja apie smarkius orus visoje Meksikos įlankos pakrantėje, įskaitant stiprius vėjo gūsius, krušą ir galimus tornadus. Yra 15% tikimybė, kad vėjas viršys 50 mazgų, o dauguma perspėjimų galioja tarp 11:00 ir 15 val. Vandens telkinyje pareigūnas radijo ryšiu kreipėsi į klubo biurą su prašymu paskelbti laivų ir handikapų sąrašą. Tai laivų sąrašas su jų handikapu, kuris leidžia skirtingo dydžio ir klasės laivus vertinti tarpusavyje. Biuras išgirsta. Atšaukite lenktynes. 07:57 valandos, buriuotojams susirenkant įlankoje, 09:30 valandą startui, jachtklubo svetainėje pasirodo pranešimas. Lenktynės atšaukiamos dėl oro sąlygų. Nacionalinė oro tarnyba Mobilioje paskelbė pavojingų orų perspėjimą, o 88 pateikė kritinę prognozę, įspėjančią apie perkūniją iš vakarų. 80 atšaukimo pranešimas pašalinamas iš svetainės. Praėjusią naktį čia turėjome asmenį iš NOAA, kuris mums pateikė orų apžvalgą. Jei esate plaukėjęs Mobilio įlankoje, žinote, kad vieną akimirką ji gali būti nuostabi, kita rami, o tada gali staiga užklupti perkūniją. Garis Garneris, Fairhope jachtklubo komodoras, duoda įsakymą tęsti lenktynes. Jis paaiškina, kad anksčiau paskelbta atšaukimo žinutė buvo tik apmaudi klaida. Dėl to vandenyje kyla šiokia tokia sumaištis, todėl lenktynių pradžia atidedama nuo 09:30 iki 10:30. Audros frontas dabar pasiekė Pascagoula uostą Misisipėje, esantį 40 mylių į pietvakarius nuo Mobilio. Audra šluoja Luizianą 40 mazgų greičiu. 09:37 val. 56 mazgų gūsis smogė West Cameron Block 17 naftos platformoje, Meksikos įlankoje, o po to 72 mazgų gūsis West Cameron Block 110 naftos platformoje. Ši oro banga juda link Mobilio įlankos. 10:45 val. Laivai ratu plaukiojantys Mobilio įlankoje ruošiasi lenktynių pradžiai. Jie tikrina savo telefonus ir prietaisus, ieškodami orų naujienų. 8 laivai pasitraukia. 117 laivų vadovaujasi klubo komodoro rekomendacija prisijungti prie lenktynių. 24 pėdų ilgio vienkorpusiame burlaivyje Razor 17-metis Leonardas Liutonas, jo tėvas ir 3 draugai aptarė gaunamas orų prognozes.
Jie visi kartu nusprendžia, kad audra greičiausiai pasieks juos 16:15 valandą. Tai suteikia jiems pakankamai laiko įgyvendinti savo lenktynių planą. Jie nuplauks iki Defenės salos, kirs finišo liniją, apsisuks ir saugiai grįš į savo uostą prieš atslenkant frontui. Lenktynių teisėjus plukdantis saugos laivas duoda atgalinį skaičiavimą. Leonardas ir jo įgula pakelia bures, pirmauja lenktynėse. Maži katamaranai skrodžia vandenį. Jų lengvos konstrukcijos daro juos vienais greičiausių laivų šiose lenktynėse. Hana ir Ronas, plaukiantys su kyla, išsiveržė į priekį. Jie aplenkė 36 pėdų vienkorpusinę burinę jachtą vardu Windnuts, kuriai vadovauja Rono draugas Scottas Godboldas. Pirmojo lenktynių etapo metu Hana ir Ronas varžosi su Rono broliu Shane'u Gastonu, kuris plaukia identišku katamaranu. Lenktynių viduryje Ronas atlieka apgalvotą manevrą. Užuot pasirinkęs trumpiausią kelią tiesiai link Definės salos, Ronas nusprendžia laviruoti į vakarus, o tada galiausiai pasukti į pietus. Ši strategija pasiteisina. Apie 14:00 jie kerta finišo liniją pirmoje vietoje. Rono brolis Shane'as kerta liniją 1 minutę vėliau. Tiek Ronas, tiek Shane'as nelieka Dofino saloje. Kaip ir Leonardas su savo įgula, jie apskaičiuoja, kad gali saugiai grįžti namo prieš prasidedant blogam orui, todėl pasuka namų link. Trumpai prieš 15 valandą vakaruose pradeda tamsėti dangus, kai link mobilio įlankos artėja perkūnijos. Jie tau sieną paslepia vakarinį horizontą. Ronas sako Hanai, kad gali palyti, bet jis tikisi, jog jie spės pasiekti Buccaneer jachtų klubą prieš lietui pradedant lyti. Hana laiko rankinį GPS, kurį dažnai tikrina, kad stebėtų jų pažangą. Jie stebisi, kokį greitį jie pasiekia. Jie užsikabina GPS dirželį ant kaklo ir įsikiša jį į savo gelbėjimosi liemenę. Audra, prasidėjusi Teksase, persikelia per 3 valstijas ir pasiekia vakarinius mobilio įlankos pakraščius. Savo kelyje ji virsta 3 atskiromis audros ląstelėmis. Kiekviena ląstelė neša šaltą orą ir ledo daleles, kurias palaiko kylanti šilto oro srovė. Paprastai šalta oro masė tiesiog išsisklaidytų. Tačiau audrai slenkant virš žemės, kylantis oro srautas nutrūksta, todėl šaltas oras ir ledo dalelės nukrenta ant žemės. Kai šios ledo dalelės vėl nukrenta į žemę, jos sukuria stiprų nusileidžiantį oro srautą. Joms krentant ir ledui tirpstant, vanduo išgaruoja, o tai dar labiau sustiprina nusileidžiantį oro srautą ir padidina jo galią. Tai sukuria šaltos oro masę po audra, dėl kurios kyla stiprūs gūsiai. Vėsinimo efektas sustiprėja, kai jis susiduria su sauso oro sluoksniu aplink mobilio įlanką. Temperatūrai krentant, oras tampa tankesnis, padidėja barometrinis slėgis ir sustiprėja vėjo gūsiai. Meteorologijos stotys aplink mobilio įlanką užfiksuoja šį temperatūros kritimą ir barometrinio slėgio padidėjimą. Šiek tiek po 15 valandos uraganinio stiprumo vėjai ir milžiniškos bangos užplūsta mobilio įlanką. Žaibai nušviečia dangų, po jų seka smarkus lietus ir staigus temperatūros kritimas. Audrai stiprėjant, Hana pajunta šalto oro gūsį, o tada ramybės akimirką sudrasko uraganinio stiprumo vėjai. Jų valtis kyla, apsiverčia ir Hana su Ronu atsiduria vandenyje. Ronas sugriebė Haną ir virvę, pritvirtintą prie valties. Vėjas pagauna apverstą korpusą ir pradeda stumti valtį tolyn nuo Rono ir Hanos. Ronas paleidžia virvę ir laikosi už Hanos. Maždaug už 30 mylių į šiaurę Filipas Maknamara pradeda savo pirmąją pamainą kaip pakrančių apsaugos budintis pareigūnas. Pagalbos skambučiai plūsta vienas po kito. Po 3-ojo skambučio tampa aišku, kad vyksta rimtas įvykis. Pakrančių apsaugos tarnyba nedelsdama imasi veiksmų. Valdžios institucijos skuba suvokti mastą, kol įlankoje esantys buriuotojai kovoja už išlikimą. Daugelis laivų pakliuvo į audrą, o įgulos nariai kovoja dėl išlikimo. Pakrančių apsauga siunčia kelis laivus ir orlaivius ieškoti išgyvenusiųjų. Kai laivas patiria pavojų ir kapitonas siunčia Mayday signalą. Tame pranešime yra konkreti informacija. Laivo pavadinimas, buvimo vieta, nelaimės pobūdis ir žmonių skaičius laive. Ši informacija suteikia pakrančių apsaugai labai aiškų nurodymą.
Išgelbėti X žmonių. Kaip pakrančių apsauga susisiekė su lenktynių organizatoriais, kad gautų laivų ir žmonių sąrašą. Toks pilnas sąrašas neegzistuoja. Yacht klubas turi laivų išvykstančių į lenktynes sąrašą, bet jie neturi įgulos narių sąrašo. Nežinant, kiek žmonių ar kiek laivų trūksta, jiems dirbti tampa gerokai sunkiau. Pakrančių apsaugos pareigūnas pradeda susisiekti su šeimomis, kad nustatytų dingusių žmonių skaičių. Ronas ir Hana kovoja su bangomis ir vėju. Ronas ištraukia savo šlapę telefoną iš vandeniui atsparaus dėklo. Hana sugeba nukreipti gelbėtojus į jų buvimo vietą, naudodamasi koordinatėmis, kurias gauna iš GPS. Rono brolis Šeinas patiria keletą apsivertimų, kol galiausiai pasiekia krantą. Paieškos ir gelbėjimo darbai tęsiasi ir naktį. Paauglys Leonardas Liutonas iš jachtos Razor ir jo įgula vis dar dingė be žinios. Juos srovės nunešė į jūrą. Per 5 dienas, nuo balandžio 25 iki 30 dienos, pakrančių apsauga atlieka 145 paieškas apimančias 7500 kvadratinių mylių vandenyno plotą. Gelbėtojai juda nuo vienos apvirtusios valties prie kitos, tikėdamiesi rasti išgyvenusiųjų. Po kelių valandų vandenyje Leonardą paima pakrančių apsauga. Vienas iš jo įgulos narių randamas negyvas, o kito taip ir nepavyksta surasti. Yacht klubas susidūrė su ieškiniais, kurių bendra suma viršija $7 milijonus įvairiose bylose. Jie leido lenktynėms vykti žinodami, kad tą dieną įlanką užklups smarkūs orai. Jie taip pat neturėjo pilno lenktynių dalyvių sąrašo. Nuo to laiko lenktynių organizatoriai glaudžiai bendradarbiauja su pakrančių apsauga, kad pagerintų įgulos ir laivų informacijos rinkimą lenktynių metu. Tačiau tai neatleidžia kapitonų ir įgulos nuo oro įspėjimų ignoravimo. 8 laivai pasitraukė iš lenktynių, prisimdami atsakomybę už savo įgulos saugumą. 8 laivai nuskendo, 40 žmonių buvo išgelbėti, 6 jūrininkai žuvo. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas ir norėtumėte žiūrėti daugiau šio kanalo vaizdo įrašų be jokių reklamų, apsvarstykite galimybę prisijungti prie mūsų Patreon. Nuoroda yra aprašyme. Galite prisijungti nemokamai arba pasirinkti narystę su privalumais, nuo vaizdo įrašų be reklamų iki ankstyvos prieigos ir tiesioginių klausimų atsakymų skambučių. Laukiu susitikimo su jumis ten.